Sveiki, mėly bičiuliai, jums sveikinas jaunimo naujienos. Dėkoju visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Vakar Kauno Žalgiris šventė nuostabią pergalę prieš Eurolygos čempionus Atėnų Panathinaikos. Tačiau štai kaip Žalgirio klubo fanai Green White Boys pasitiko Kauno miesto merą Visvaldą Matijošaitį. Gerai, pažvelkime šį įvykį iš teisinės pusės. Visvaldas Matijošaitis jau trečią kadenciją yra mero poste. 2023 metais mero posto Visvaldas Matijošaitis laimėjo pirmame ture surinkęs beveik 60% balsų. Tad ar jis patinka, ar jis nepatinka, jis yra legaliai rinkimų būdu išrinktas meras, o rinkėjų valią reikėtų gerbti. Apskritai toks viešas dergimasis galimai prieštarauja įstatymams. Administracinių nusižengimų kodekso 507 straipsnėje yra numatyta, kad valstybės politiko, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimas reiškiamas raštu, žodžiu, gestais įžeidžiančių, įžūliu, provokuojančiu ar kitokiu elgesiu užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų. Na ir vyšnia ant torto. Didelę dalį Žalgiriui skiriamų lėšų iš rėmėjų sudaro būtent Kauno miesto savivaldybės suteikiamos lėšos. Žalgiriui jį skiria ne 2 milijonus eurų. Tokia suma akivaizdu, kad prisideda prie Žalgirio klubo sėkmės. Tad dalis ir galių dergėsi iš Kauno miesto mero, kurio dėka remiamas jų mylimas klubas Kauno Žalgiris. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie tokią dalį Žalgirio sirgalių elgesį? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.